Šiandien žiniose Seimas patvirtino kitų metų valstybės biudžetą, kodėl konservatoriai ploja atsistoja, o dabartinės valdžios rinkėjai nusivylę. Panašu, kad Širinskienė liaudiškai tariant iš tiesų neša muilą tolyn nuo Žemaitaičio ir nuo visos jo frakcijos. Paluckas dar žada pakovoti, kad SEB bankas liktų Lietuvoje, tik dar nežino, ar naudos botagėlį ar morką. Nuo sausio brangs ir dizelinas, ir benzinas. Kaune paroda Žemės kūnas. O Kolumbijoje dėl narkotikų kontrabandos sulaikytas žinomas banditas susijęs su Dailiumi Dargiu. Seimas po maždaug valandą trukusių svarstymų patvirtino 2025 metų valstybės biudžetą. Už jį balsavo 111 Seimo narių, prieš buvo vienintelis valstietis Valius Ąžuolas, o 16 susilaikė. Balsuodami susilaikė 8 liberalai, 7 valstiečių frakcijos nariai bei mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Vytautas Sinica. Valstiečių frakcijos narys Eimantas Kirkutis apgailestavo, kad valdantieji biudžete nenumatė lėšų savo programos ir pažadų vykdymui. Tuo metu Skvernelio frakcijos narys biudžeto ir finansų komitete dirbantis Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad balsavimas už biudžetą, kuris anot jo yra labai blogas, vis dėlto svarbus, kad nebūtų sukelta politinė ir finansinė krizė, kaip ištiko Prancūziją. Šitas biudžeto projektas, kuris yra paruoštas buvusios vyriausybės, tikrai yra labai blogas dėl keletos aspektų. Pirmiausia tai, kad finansiniai įsipareigojimai išauginti, neturint tvarių ilgalaikių pajamų. Tai deklaruoja ir Europos komisija lapkričio šių metų 26 dieną. Taip pat tikriausiai per pastaruosius 10 metų pajamų ir išlaidų subalansavimui nereikėjo tokios didelės sumos niekada skolintis virš 5 milijardų eurų. Ir aš manau, kad naujoji vyriausybė turėjo tam tikrą pareiškimą padaryti ir įvertinti, koks yra biudžetas ir su kokiais sunkumais susidurs ateityje. Vadovaujantis Lietuvos banko ir valstybės kontrolės išvadomis, aiškiai deklaruoja, kad suplanuotos pridėtinės vertės mokesčio pajamos yra per aukštos. Taip pat ir gyventojų pajamų mokesčių pajamos yra suplanuotos per aukštos. Tai yra ne vien mano nuomonė, bet tai yra išsakytos Lietuvos banko ir valstybės kontrolės nuomonės. Ta pati yra Europos taryba, kuri įpareigojo Lietuvą atsižvelgti keliamus reikalavimus Liepos jau mėnesį. Bet buvusi vyriausybė nepaiso nei Europos tarybos rekomendacijų, nepaiso nei Europos komisijos rekomendacijų, nepaiso nei Lietuvos banko, nei valstybės kontrolės. Tai aš manau, kad naujos vyriausybės laukia kuo greičiau tam tikras planas, koks bus ekonomikos gaivinimo planas ir mokesčių reformų planas, ko neįgyvendino buvusi vyriausybė per 4 metus. Kad ir kaip paradoksalu, konservatoriai, kaip sakoma, plojo atsistoja. Tiesiog noriu padėkoti vyriausybei, kuri nesugadino pateikto biudžeto konservatorių ir nebuvo nieko, ką jūs sugadintumėt ir jūs atnešėt iš esmės tą patį. Tai su tuo ir ačiū. Ačiū, kad nuplaukė visi pažadai, su kuriais buvo eita rinkimus tiek Nemuno aušros, tiek socialdemokratų, tiek vardan Lietuvos. Ir tai, ką mes matome, yra geriausias įrodymas, kad tie 4 metai, skirtingai nei buvo retorikoje, jūs iš esmės pritarėt ir tęsėt tą politiką. Tai ačiū Jums už tai ir važiuojam toliau. Šimonytės vyriausybės 2025 biudžeto projektą rengusios konservatorės Gintarės Skaistės teigimu, naujos socialdemokrato Gintauto Palucko vyriausybės pasiūlyti pokyčiai mikroskopiniai. Kadangi pokyčiai biudžete nuo mūsų vyriausybės pateikto projekto išties yra mikroskopiniai, tai manau, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai palaikys šį biudžeto projektą. Užtat valstietis Valius Ąžuolas mano, kad biudžetas toks blogas, kad nauji valdantieji net nesiryžo kažką koreguoti. Iš tikrųjų, biudžetas toks blogas, kad naujieji valdantieji net nesiryžo jo kažką reiksmingiau koreguoti, turbūt beviltiška tai daryti. Tai dabar belieka tik tokią situaciją patvirtinti, turim tai, ką turim, o metų vidury peržiūrėti iš esmės ir daryti korekcijos. Bet, kai pamatai tokius punktus, kai iš tautos atimamos konstitucinės teisės į turtą ir įstatymas sako aiškiai, kad turi būti kompensuojama ir tai kompensacijai nei 1 euro. Tai kaip gali balsuoti už tai, kad pažeidinėsim patys įstatymą, tą, ką priemam?
kelių būklė, pareigūnų atlyginimai, čia gali vardinti ir vardinti, kas paliko nuošaly ir pakrašty ir nėra atliepta. Ir tas pats europinių lėšų panaudojimas, kuris buvo tragiškas ir lieka tragiškas. Socdemų neryžtingumu ir rinkėjų mulkinimu piktinosi ir kitas valstietis Bronis Ropė. Šiek tiek keistokai atrodo, kada prasidėjus rinkimams į Seimą dar ankstyvą rudenį dauguma partijų akcentavo, kad iš tikrųjų mes esam pasiruošę, mes nuo pirmos dienos dirbsim, mes pasitvirtinsim programą, surasim finansavimą ir pradėsim jūsų klausimus spręsti, kad konservatorių paruoštas projektas, kuris prasideda svarstyti, tai jis visiškai netinkamas, jisai tinkamas tik tai šiukšlių dėžiai, bet rezultate pasirodo kitaip, kad reiškia konservatorių paruoštas projektas praktiškai lieka dar vieniems metams ir mes gyvensim pagal tas taisyklės, pagal tą sistemą, kurią gyvenam iki šiol. Nors visuomenė pasakė, kad mes nenorim gyventi pagal tas taisyklės. Tai iš tikrųjų labai liūdna, kad valdančioji dauguma nesurado jėgų rimčiau susėsti ir pertvarkyti tą biudžetą. Tuo metu konservatorius Emanuelis Zingeris teigia, kad toks biudžetas buvo sukonstruotas vyriausybei reaguojant į karą Ukrainoje. Smulkmena tokia yra karas ir grėsintis antrame etape mums, Baltijos šalims ir Lenkijai. Didžiąją dalį biudžeto priėmimo laiko parlamentarai svarstė Seimo narių siūlymus, kuriems išvakarėse nepritarė vyriausybė. Beveik visi jie parlamento salėje buvo atmesti. 2025 valstybės biudžetas liko toks, kokiam trečiadienį pritarė ministrų kabinetas. Skaičiuojama, kad dėl to 2025 pabaigoje valstybės skola turėtų pasiekti 44% BVP. 2025 metais valstybės biudžete numatyta beveik 18 milijardų eurų pajamų su ES lėšomis, o išlaidos sieks kiek daugiau kaip 23 milijardus eurų. Nebūna ugnies be dūmų. Nemuno aušros frakcijai balsavimų 19 už pavedus partijos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui informuoti apie jos ir koalicijos veiklą. Agnė Širinskienė sako svarstysianti savo tolesnį veikimą su šia politinė jėga, kitaip tariant, ketina trauktis iš jos. Pati Širinskienė frakcijos balsavime anot Žemaitaičio nedalyvavo. Paklausta, ar dėl tokio sprendimo ji trauksis iš frakcijos, Širinskienė žurnalistams sakė tikrai turėsinti apie ką per Kalėdas pagalvoti, nes tai, ką mato, jai labai nepatinka. Politikė tvirtino norinti pavasario sesiją pradėti su darbais. Vienam didžiausių šalyje Švedijos kapitalo SEB bankui ketinant sujungti į vieną 3 Baltijos šalyse veikiančius bankus su pagrindinė būstinė Taline, Lietuvos vyriausybė dar bandys pakovoti, kad bankas liktų Vilniuje, pareiškė premjeras Gintautas Paluckas. Galbūt dar ne viskas prarasta, galbūt mes turime tam tikrų priemonių ir botagėlį ir morką. Galime pamėginti įtikinti paspausti SEB likti Lietuvoje, šįryt Seime sakė jis. Tačiau premjeras neįvardijo derybinių svertų, kurie galėtų įtikinti SEB pakeisti savo sprendimą ir neiškelti būstinės iš Lietuvos. Bet kuriuo atveju Lietuvos ir Latvijos institucijos dar turės suteikti leidimą bankui 3 šalyse jungtis į vieną. Palucko žiniomis aukščiausi Estijos pareigūnai ne kartą vyko į Stokholmą ir derėjosi, jog SEB būstinė įsikurtų Taline. SEB vakar pranešė, kad Taline veiks pagrindinė banko būstinė, tuo metu Latvijoje ir Lietuvoje dirbs tik jo filialai. Banko atstovai tikina, kad sprendimu norima supaprastinti banko valdymą, o klientai pokyčių neva nepajus, tačiau tokie pareiškimai skamba neįtikinamai. Estijos valdžia SEB sprendimą pasirinkti Taliną kaip būstinę sieja su Estijos sprendimu neapmokestinti bankų papildomais mokesčiais, o Lietuvos padalinio vadovybė sako, kad sprendimas priimtas atsižvelgus į verslo aplinkos nuspėjamumą. Nuo sausio brangs degalai. Dizelino litras Lietuvoje vidutiniškai brangs apie 12 centų, o benzinas 3 centais prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos priklausomai nuo geopolitinės ir rinkų situacijos, pesimistinių variantų 2025 metais benzinas kainuos 1,54 euro, o optimistinių 1,43 euro už litrą. Dizelinas pagal pesimistinę prognozę kainuos 1,63 euro, o optimistinių 1,52 euro.
Teigiama, kad nuo sausio didėsiantis akcizai degalams didelės įtakos galutinė jų kainai neturėtų daryti, nes tai priklauso ir nuo kitų faktorių, labiausiai nuo naftos kainos. Šiemet naftos kaina mažėjo, o kitais metais pagal bendras tendencijas taip pat nesimato naftos kainos augimo. Lietuvoje degalų kainos yra mažesnės nei kaimyninėse šalyse Estijoje, Latvijoje, o šiemet ir negu Lenkijoje. Tuo metu elektros kaina 2025-aisiais turėtų išlikti panašiai į šiemetinę. Be kita ko, šiais metais Lietuva pasigamino rekordiškai daug elektros iš saulės ir vėjo energijos. Daugiau kaip pusė to, ką suvartojo. Prognozuojama, kad stabilios išliks ir šildymo kainos. Paroda Žemės kūnas atveria randuotą planetos istoriją. Kraštovaizdžius, kuriuose įrašytas žmogaus smurtas prieš gamtą ir karų šešėliai. Meno parko galerijoje Kaune lankytojai kviečiami atrasti istorijas apie Lietuvos, Estijos ir Ukrainos žemes, paženklintas praeities tragedijų ir įkvėptas atgimimo. Šitos parodos tema yra kraštovaizdžio randai. Kalbame ir apie karą, kalbame apie tos randus, kurie neišgyja per istoriją. Labai daug ekologinių katastrofų yra sunkiai sutvarkoma ar nesutvarkoma. Visi tie kraštovaizdžiai yra posovietinio pasaulio kraštovaizdžiai. Šioje parodoje mes žiūrime ir į sovietinės praktikas kraštovaizdžio keitimo, tai ir melioracijos strategijas, kuriamis pakeistos stepės, tai ir didelės užtvankos. Viename iš darbų esu Gulbiniškių bazėje, tai buvusi Gulbiniškių raketinė bazė, tai tasai kraštovaizdis iš vienos pusės yra pažeistas būtent tos milžiniškos apimties betoninės konstrukcijos. Šalia besidriekiantis plynas kirtimas yra dabar, čia galbūt toks kvietimas permąstyti apie santykius, kuriuos mes tarsi nutraukėme savo invazyvę veiklą. Santykius, kurie iš principo yra gyvybę formuojantis ir kuriantys santykiai. Kvietimas įsiklausyti į tai, kas mus daro žmonėmis ir galbūt kartu apsvarstyti, kas mus jungia su vietomis, istorinės praeities bendrumas ir dabarties tiek grėsmės, tiek atradimai, kiek mes, nepaisant tų grėsmių, atrandame vieni kitus, manau, ir paskatino tai visą tą dialogą įprasminti ar įvaizdinti kaip parodą. Paroda Žemės kūnas veikia Meno parko galerijoje, įsikūrusioje Rotušės aikštėje Kaune. Parodą aplankyti galima iki gruodžio 29 dienos. Teisėsaugai atliekant tarptautinį tyrimą dėl stambios narkotikų kontrabandos ir kitų nusikaltimų, Kolumbijoje sulaikytas jų organizavimų įtariamas Virginijus Labutis jau Lietuvoje, pranešė Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Pagal Lietuvos išduotą Europos arešto orderį ir Interpolo paskelbtą paiešką, vadinamą raudoną kortą, 2024 metų rugsėjo 28 dieną Kolumbijoje buvo sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis Virginijus Labutis. Virginijus Labutis yra susijęs su tarptautiniais nusikalstamais tinklais, tarptautiniais narkotikų karteliais, narkotikų kontrabandos organizavimu, gerai žinomas ne tik mums, bet ir tarptautinėms teisėsaugos organizacijoms. JAF institucijų duomenimis, Jungtinių Amerikos valstybių institucijų duomenimis Virginijus Labutis yra susijęs su prekyba narkotikais, kokainu, pinigų plovimu, korupcija, įskaitant kyšininkavimą, tuo kelia didelę grėsmę Lietuvai ir kitoms šalims. Virginijus Labutis ir jo bendrininkai siejami su labai dideliu kiekiu narkotikų kontrabandos organizavimu ir jos vykdymu iš Centrinės ir Pietų Amerikos į Europą, Australiją, Naująją Zelandiją, Ramiojo vandenyno salyną. Labutis buvo sulaikytas Kolumbijoje, deportuotas į Vokietiją ir praeitą savaitę ekstraduotas į Lietuvą. Šiai dienai jis yra suimtas, jam paskirtas kardomoji priemonė 3 mėnesių suėmimas. Su tyrimu susijusiam kriminalų rašytojui Dailiui Dargiui taip pat skirta prevencinė priemonė – oficialus perspėjimas. Tokio pobūdžio priemonės taikomos asmenims, apie kuriuos įstatymų nustatyta tvarka, gauti patikimi duomenys, kad šie asmenys yra organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai arba turi ryšių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis ar jų nariais. Buvo nustatyti grupuotės lyderių ir narių ryšiai su Dailiumi Dargiu.
o taip pat išsiaiškinti kryptingai organizuoti veiksmai, kuris siekta diskredituoti Lietuvos kriminalinės policijos biurą kaip patikimą teisėsaugos instituciją. Buvo reguliariai pateikiama tikrovės netitinkant informacija, jie buvo manipuliuojama, iškraipami faktai. O taip pat bandoma inicijuoti tyrimus ir tyrimo veiksmus konkrečių pareigūnų atžvilgių. Kryptingai siekiama užmėgsti tikslinius ryšius su teisėsaugos institucijomis ir teisėsaugos institucijų pareigūnais. Nustatyta, kad Dailius Dargis apie užmėgstus kontaktus ir su pareigūnais, pokalbius, susirašinėjimus, rezultatus persiųsdavo organizuotų nusikalstamų lyderiams kaip įrodymą apie savo atliktus darbus. Kriminalinės policijos vadovo teigimu apie Dargio veiklą kriminalistai teigia surinkę 400 puslapių medžiagos. Ikiteisminį tyrimą Lietuvos teisėsauga atlieka dėl Labučio galimai organizuotos narkotikų kontrabandos į Lietuvą. Pasak Maskoliūno, su Labučio grupuotės veikla yra susijusios žmogžudystės Kaune 2015 ir 2016 metais. Penktadienį daug kur nedideli krituliai, vyraus lietus, vėjas naktį pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 9–14, kai kur gūsiai 15–18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį ir dieną panaši 2–7 laipsniai šilumos. Rygoje nepastoviai debesuota, naktį bus apie 2, dieną oras šils iki 8 laipsnių. Lis Taline oro temperatūra naktį apie 1, dieną iki 7 laipsnių šilumos. Varšuvoje naktį nedidelis lietus, termometro stulpeliai rodys nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Debesuota rytoj Kyjive, oro temperatūra nuo 1 iki 5 laipsnių šilumos.